Važiuojam, pažiūrėsim, kas su svaru vyksta, savaitinis grafikas, jau matom pilnai, mes jau sugrįžom tą trikampį buvusi, tai pasiekėm tik tai pirmą tikslą, link antrą, trečią nenuėjo, pasiekėm pirmą, sugrįžom, čia ilgai testavom, negalėjom pramušti, sugrįžom į trikampį, grįžimas prie išorinės trendinės, vėlgi bandymas išlipti iš jos ir viskas mes jau savaitę praeitą trikampį stipriai uždarėm, taip ir dabar antrą žvakę tęsia tą judėjimą kryptingai į apačią. Gan stiprus lygis, jeigu mes važiuosim dar 100 punktų, nuvažiuosim kažkur tai 5, 7, 80. Matom, iš apačios jį labai sunkiai buvo, paimti, taip, matom, istorija irgi gan daug grįžimų buvo ir iš šitos pusės daug laikė lygis, taip, gražus spigliukas čia eina ir taip toliau, tai 5, 7, 80, gan gražus lygis pirkimui, kuris gali duoti, ir gan ilgalaikį profitą. Bet kokia problemėlė yra, tai vėlgi grįžtam prie mūsų ekonominio žinių kalendorių, tai rytoj 12:30 infliacijos ataskaita ir Kingas šneka, Anglijos centrinio banko vadovas. Ko iš jo laukti neįsivaizduoja, dažniausiai jisai kažko tai gero stengiasi pasakyti, bet pastaruoju metu neišeina kažko tai gero sakyti. Tai galima laukti prieš Kingą augimo svaro, o per Kingą, per konferenciją jau priklausomai, ką jisai pasakys. Nes, dažniausiai reaguoja taip, laukia iš Kingo, jeigu jisai išeina, laukia, kad kažko gero šnekės ir perka iš anksto. Tai gali būti, kad rytoj ryte pamatysim gan linksmą kokį 100 punktų važiavimą svaro į viršų, o ten jau priklausys nuo pačio vadovo, ką jisai pašnekės. Taip? Bet bendrai pagal kryptį, pagal viską techniškai mes įlipom į trikampį ir mūsų tikslai dabar čia apačioje prie palaikymų. Ja? Tai 5, 7, 80 vienas iš tokių lygių gali duoti atšokimą, o toliau vėl grįžimas prie savaitinės trendinės šitos ir toliau kritimas. Tik tai, kad, amžinai tas trikampis gal reikėtų jau ir pataisyti, žiūrint tai, kad turim naują tašką, taip. Ir vis tiek anksčiau ir vėliau iš jo išeisim ir bus kažkokie kardinalūs pasikeitimai arba į viršų, arba į apačią, taip. Diapazoną, galim, ta proga, kad čia savaitinis, taip, galim dar porą metų ir palaikyti tokį diapazoną, 1000 punktų beveik. Galima dar ir pastovėti, jeigu jokių ten kažkokių fundamentalių stiprių pasikeitimų nebūtų. Taip, dieninis grafikas, važiuojame apačią, trendukas korekcinis, taip, gražus bandymas išlysti iš jo ir vėl sugrįžom atgal, taip, ir jau šitos linijos galime patrinti ir jau mums pagrindinės linijos tai tokios, taip, vėlgi. Galbūt bus tiksliau ne projekcija statyta sujungti, aiškiai matomus taškus, dabar mes atkeliavom prie palaikymo pagal 2 taškus, taip, manom, kad stovim jau 3 dieną ties jo, pabiški krentam, bet, pramušinėt nepramušinėt. Tai galimas variantas, kad ir atšoksim iki trendinės viršūnės. Trendinė viršūnė bus kažkur tai 6075 kažkur tai jo. Jeigu šiandien abejoja, bet rytoj per Kingą mes laisvai galim padaryti čia 200 punktų judėjimų, laisvai, jo. Ypač jeigu mes šiandien, pavyzdžiui, užsidarysim kažkur tai su svaru virš 5950, kas irgi gali būti. Jeigu mes ten užsidarysim, tai rytoj Kingui dastumta apie 130-160 punktų nieko nekainuos. Bet, prekiaut per Kingą ar neprekiaut sandorį savo daryti ar ne. Jeigu ir daryti, tai čia turi stovėti stopas apie 120 punktų. Tai jeigu nuo 6.1, ten 6.070, 6.080 norit pardavimą padaryti prieš Kingą arba per Kingą, tai stopas už 6.2 kažkur tai turi stovėti.
gan galingas, fundamentas A kategorijos naujienas, tai čia jau, turėkit omeny. Kol kas krentantis gražus strandukas, kol kas viskas FIBA jau nebegalioja ir mes važiuojam į apačią. Iki kur į apačią mes galim važiuoti? Vat irgi dieninis mums duoda tokį gan linksmą lygį, tai 5,750. Jo, savaitinis 5,770 kažkur tai duoda. Čia per viduriuko 60 galima imti. Tai klausimas, ar mes pramušim, ar mes dašliaušim. Čia jau toks variantas. Man daugiau, taip galim irgi pafantazuoti. To kažkokį geltoną optimistinį scenarijų padarysim. Man daugiau patinka kažkoks toks scenarijus. Čia mes grįžtam. Gerai, padarysim su atšakimu, su visko. Čia mes grįžtam. Šiandien dar. Čia kažkiek atšokstam ir rytoj per Kingą paliekam spigliuką ir čiuožim čia. Čia po to po Kingo bandymas kažkaip atšokti. Vėlgi. Pabandymas pramušti iki spigliukų linijos. Neišeina ir tada jau važiuojam gražiai į apačią. Kažkur taip. Irgi čia plius minus fantazija tokia. Čia būna įdomu, kai fantazijos pilnas, žinokit. Labai. Taip. Kažkaip taip. Bandysim mes dar pramušinėt, bandysim mes kažkur tai užlipti aukščiau 6,1, ten 30, nežinau, ar pavyks, ar nepavyks, ar paliksim tokius pat vėlgi spigliukus. Žiūrėsim. Daug kas priklauso nuo Kingo iš tikrųjų. H4 periodas vėlgi buvo toks krentantis trendas, ten buvo jisai, gerai, tai pavaizduosim kitą spalvą. Buvo vieną kampą turėjo, dabar kitokį kampą turi ir ką jisai čia daro, irgi klausimas. Ja? Buvo toks kažkoks. Buvo bandymų daug pramušti, bet, taip, normaliai taip ir neišėjom. Išėjo, šitas bandymas buvo labai įdomus, taip, buvo toks kanaliukas. Ir iš pačios irgi jisai kažkas panašaus darė, irgi savo bandymas pramušinėti su visko. Dabar, kai tiek pramušimų, kai tiek melagingų pramušimų neatšoksta, taip, tai tokias linijas geriau trinti. Ir toliau daryti techninę analizę pagal paskutinius, ten aiškiai matomas viršūnės. Irgi buvo, jeigu į apačią, jeigu pesimistai toks, taip, jeigu į viršų, tai čia jau prasidėjo biški bandymas naujo kažką padaryti, tas bandymas nepasitvirtino, mes atšokom, bet nenuvažiavom į viršų, pramušimas, vėlgi sustojom, buvo 2 aiškiai matomi taškai, dabar 3 suformuotas, taip, ir dabar bandom atšakinėti. Iki kur, artimiausias sustabdymas pas mus čia 5,9 kažkur tai 40. Artimiausias toks aiškus lygis, todėl jeigu mes dabar, ir važiuosime į viršų, tai apie 60-70 punktų. Taip, nuvažiuojame į viršų, bet reikia pažiūrėti, ar nesutiks mus čia FIBA kažkokia. Ir FIBA 23 lygis kažkur tai irgi čia. 2,59,36, plius minus, ja. Man mieliau ir daugiau patinka lygis 5,980 ir kartu su 3,8 FIBA. Taip, daugiau patinka. Žiūrėsim, kaip svaras koreguosis. Aišku, 5,940 savo kokį 30 punktų atšakimo duos. 5,980 gali būti, ir didesnį atšakimą, bet visus tos selus reikia daryti šiandien rytoj, o vėlgi Kingas. Todėl prieš Kingą nepatarčiau. Kingas gali sugadinti tos lygius visus, tai, gan stipriai lygiai, bet, prieš Kingą nėra, sakysim, taip stiprių techninių lygių. Bet yra tam tikri atstumai ir tam tikri dėsniai. Daugiau negu ten 200 punktų jisai nenuvažiuos per Kingą. Taip? Todėl, kraštutinis variantas, mes grįžtam prie šitos dabar aiškiai matomas trendinis pagal paskutinius taškus. Taip? Kažkur tai mes grįžtam 6,130 maksimum.
Ir, ten jau atšokinėsim, niekur nedingsim. Ten jau darysim atšokimą, kokį čia kitas klausimas, bet darysim. Todėl, jeigu nebijot kingo, taip, techninė lygiai 5.9.40, 5.9.80, 6.0.30 egzistuoja. Ir čia tiem, kurie neturi baimės prieš Anglijos centrinio banko vadovą. Aš bijau, šitą bailys biški. Ir žinau, kad per kingą pramušami techninį lygį kaip pėlės per sviestą. Tai čia ypač jeigu bus optimizmas kažkoks, visi ten krenta, optimistai iškart puls pirkti ir be jokių pelno fiksavimo, be nieko. Todėl per preskonferenciją 150 punktų laisvai gali padaryti. Priklauso, aišku, kur stovėsim prieš preskonferenciją. Jeigu mes išvažiuosim ten kažkur tai apačią dar per azijiečius, tai bus jau daug sunkiau. Valandinis periodas, kažkokios linijos nubražytos iš istorijos, viską trinam, viską lauk. Turim dabar tokią, sakysim, pagal aiškiai matomus taškus 2 taškai, gan toks galingas kampas, koks čia gausis pas mus kampas tas. Dar 25 punktų, 25 laipsnių, netoks ar galingas, tik atrodo taip. Ir ką mes matom, net be jokių linijų, be nieko, taip matom, kur buvo kainos konsolidavimas, kur mes gan ilgai stovėjom, 5.9.60, taip? Ir po pramušimo grįžimo čia dar nebuvo. Toks pirminis, toks pirmas, sakysim, sustabdymo variantas, tai 5.9.60. Toliau man labai tartini visi tokie dalykai, kai mes važiuojam, gan gražias krentančios žvakės ir staiga ties niekur sustoja. Tai 5.9.40. Ir 5.9.40 kaip tik sutampa su trendinė pagal 2 taškus, dėl neblogas galimas sandaris, taip, stopas 30 punktų, profitas irgi 30 tikrai, galima imti net bandyti apie 80. 5.9.40 graži vieta, einam pažiūrim, kaip jinai iš apačios veikia. Atėjo spyglys biškį nedėjo atšokimas čia iš karto tokiam punktų, atėjo dėjo atšokimas iš karto 20 punktų, taip, muistimas, stojamas ir taip toliau. Tai situacija tokia, jeigu statot atidėtą kažkokį orderį, taip, aišku, galima palikti biškį arbatos ir matot, kad ten 3-4 žvakės valandinės neatšoksta, uždarinėkit tą sandorį, nes nuo šito lygio toj pačioj žvakiai turi atšokti. Arba, maksimum dar kitą žvakę. 2, 3, 3 žvakę patikrinimo viskas, 4 klaus, jeigu neatšokinė. Nes lygis gan stiprus ir matom pagal šitą irgi situaciją, taip, įvyko pramušimas, grįžimas pigliukų ir tą pačią žvakę atidirbinėja. Tai lygis stiprus, tai rodo, kad, jeigu mes ateisim ir stovėsim ir mėgosim ir galvosim, tai geriau išeiti iš šitą sandorį. Nesakau, kad jis neatidirbs, gali atidirbti, bet geriau išeiti, nerizikuoti. Lygis stiprus, jį aiškiai mato, turi atšokti. O toliau atšokimas ten 15-20 punktų, galit stoplosą į 0 statyti ir siekti profito 80 punktų arba iškart 35 punktus profitus ir viskas ir užtenka. Taip, važiuojam toliau, M15 periodas irgi gan be linijų matosi gan stiprus lygiai, taip, vėlgi. Čia stovėjom gan ilgai, tas M15, ta vieta, 5.9, net 30 buvo, M15, gan tokia stipri vieta. Ir dabar irgi atšokimas 5.9.14 gan linksmas buvo, bet iki apačios neatšokam, taip, dar galim daryti, nieko neprarasta, 5.8, 5.7, 5.8, 6.3 dar gali ateiti čia kaina, žiūrėsim, kaip jisai čia juda. Dabar 50, taip, gali būti atnaujinimas, gali nuvažiuoti apačią, tai 5,
8,60, 6,3, 6,5 galima pabandyti nupirkti, arba 5,9,14 galima pabandyti parduoti. Taip, ir tikėti, kad naktį mes sėdėsim čia diapazonį. Ir yra dar per vidurį toks lygis 5,8,80, taip, va. Čia tarp jų galima ir dirbti. 3 vietos sustabdymą, gal biškiau aukščiau čia. 5,8,85. Padarysim, kad dabar mes nepramušim. Taip. Pramuša grįžta buy iki viršaus. Taip, čia sell iki vidurinės ir pramuša grįžta sell ir čia visą naktį galima šitam diapazone 50 punktų paprekiauti. Na, jeigu išvažiuoja, jūs čia padarysit savo, jūs iškart išvažiuoja, tai ten jau valandiniam pas mus gan stiprus jo signalas 5,9,40. Nors 15 jo kaip tokio nėra. Dar vienas iš variantų, tai čia pagal visą ekraną Fibonacci pastatyti. Taip, 23. Davė savo kažkokį atšokimą 3,8. Nedavė 3 punktų atšoko, taip, kitas sekantis sustojimas 50 linkis. To 101, po to 76 ir taip toliau. Galima pagal lygius šitos prekiauti atšokimas.